Vilniuje naują erą pradėjusi padelio lyga subūrė ne tik stipriausius šios sporto šakos atstovus, bet ir gausų sirgalių būrį. Dėl geriausiųjų vardo pirmajame Pro X padel turnyrų serijos etape kovojo visi Lietuvos rinktinės nariai. Visą dieną trukusi turnyrą pradėjo 8 poros, tačiau tik 4 prasimušė čempionato pusfinalius. Pirmoje kovoje dėl patekimo į finalą Skirmantas Mačinskas ir Nojus Poška tik po atkaklios 3 setų kovos 6-2, 3-6, 6-3 išplėšė pergalę prieš Almantą Oželį ir Simoną Žukauską. Išlaikyti koncentraciją mačo metu, kas dažnai būna, jeigu trūksta energijos, šokinėja koncentracija, tai turim viens kitą palaikyti ir manau, kad bus įdomus finalas. Antrajame pusfinalyje kur kas lengviau su varžovai susitvarkė pirmosios Lietuvos raketės Oskaras Kalinauskas bei Pijus Mockus. Kovoje dėl finalo 6-1, 6-4 įveikė Emilį Baltrimaitį ir Jevgenijų Grigorenko. Tiesa, dar prieš mačą dėl čempionų vardo favoritai išskyrė, kad laukia itin sunki kova. Susitvarkyti su jų labai greitų tempų, ką jie tikrai labai gerai daro ir dažniausiai, jeigu su to nesutvarkai, būna labai didelės bėdos. Tai manau, tiesiog išlaikyti kiekvienam kamuolį koncentraciją ir stengtis lėtinti žaidimą. O pirmojo Pro X padel turnyrų serijos etapo A diviziono finale kova iš tiesų buvo atkakli, nes susitiko 2 geriausios šiuo metu padelio poros. Mūšis dėl nugalėtojų vardo nuo pat pirmųjų minučių prasidėjo sėkmingais taškų apsikeitimais. Pirmajame sete prireikė pratęsimo ir jame galiausiai 7-6 triumfavo Skirmantas ir Nojus. Antrajame sirgaliai vėl išvydo atkaklę kovą. 8 partijos geime Skirmanto ir Nojaus pora laimėjo varžovų padavimus, atitruko 5-3 bei galiausiai ir šventė pergalę prieš turnyro favoritus 6-3. Viskas labai smagu, viskas super, nežinau, emocijos, žmonės, palaikymas. Manau, kad taip, viskas super. Trečią vietą pirmajame Pro X padel turnyrų serijos etape iškovojo Almantas Oželis ir Simonas Žukauskas. Pasak turnyro organizatorių, čempionato pradžia buvo sėkminga. Tad tikimasi, kad atkaklių ir emocingų kovų bus ne tik kitose etapuose, bet jų kiekis išaugs ir ateinančiais metais. Mes čia tik prieš keletą minučių viršų juokavom, kad kol kas dar tie mūsų senjorai, senbuviai dar ganėtinai tvirtai jaučiasi, bet va čia turėjom ketvirtfinalyje 17-18 metų jaunuolius, kurie tikrai intensyviai kovojo, buvo tos dvikovos įtemptos, tai aš manau, dar metai kiti ir mes tikrai turėsim tą jaunesnėje kartą. Šiandien Vilniuje vyksta mėgėjų varžybos, o kitas A diviziono etapas taip pat sostinėje bus surengtas gruodžio 12 dieną. Nerijus Blius, Rolandas Šležas, Vilnius.